Pradėsime savivaldybės tarybos posėdį. Į savivaldybės tarybą išrinkta 25 nariai, dalyvauja 24. Posėdėje nedalyvauja dėl ligos, Elena Mirinavičienė susirgo. Taip pat posėdėje dalyvauja Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Julius Jasaitis, Audrius Skaistys, vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, Gintaras Stundžia, vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje vyriausias specialistas, Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas, Janina Galiauskienė, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja, Raimondas Ragauskas, UAB Ukmergės Šiluma direktorius, Jonas Rinkevičius, UAB Ukmergės Būtūkis direktorius, Genovaitė Kazelienė, laikraščio Gimtoji žemė vyriausioji redaktorė, Ligita Juodvalkienė, laikraščio Ukmergės žinios korespondentė, Arvydas Piešina, Ukmergės naujienų portalo korespondentas, Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, Juozas Varžgalys, administracijos direktorius, Jolanta Kanapeckienė, direktoriaus pavaduotoja, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir specialistai. Šiandien mes priimam arba norėčiau supažindinti su vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu. Patenkinti savivaldybės narių dėl Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų, Druskininkų bei Anykščių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Mažeikių, Molėtų, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Tauragės, Ukmergės, Vilniaus rajonų savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutraukimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandato naujiems savivaldybių tarybos nariams pripažinimo. Patenkinti savivaldybių tarybų narių raštiškus prašymus, atsistatydinti ir pripažinti tarybų narių įgaliojimus nutrūkusius prieš terminą pagal įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Arūno Dudėno, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą ir pripažinti, kad savivaldybių tarybose atsiradus laisvoms vietoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalimi, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinkti nebesantis tarybos nariai. Šie pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai. Andrius Liška, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. Priesaika naujo nario priėmimui kviečiame Julių Jasaitį. Sveiki, gerbiami ukmergiečiai, kviečiamas gerbiamas Liška priimti priesaiką. Duoti priesaiką. Aš, Andrius Liška, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Tai padeda man Dievas. Sveikinu, tapus pilnateisiu tarybos nariu. Aš noriu ženklą, kad jūs tikrai tarybos nariai.
čia. Nu.